Sveiki visi, šiandien nusprendžiau testuoti guminukus. Tad nusipirkau šios, mano katė vaikšto po langės, jeigu matot. Tai šiandien nusipirkau guminukų, tiek nusipirkau čipsą ir Coca-Cola. Tai dar neragavęs šitų guminukų, įvertinsiu, įmanoma valgyti šitus guminukus, ar įmanoma įvertinti, ar jie yra tokie skanūs, kaip rašo internetas, nežinau. Pirmą aš nusipirkau šiokį tokį šokoladuką, Oreo vadinasi. Jei matosi per kamerą toks šokoladukas. Norėsiu šiandien paragauti ir įvertinsiu skonį ir kiek balų aš duosiu. Tai matosi. Labai skaniai atrodo. Labai skaniai. Antras čia toks guminukai, kažkokie nežinau iš kurios čia šalies, bet irgi paragausiu, lygtais čia su Coca-Cola, ar čia Kinija, ar čia Japonija, nežinau iš kur čia šitie guminukai. Paragausiu aš juos ir nuspręsiu, kiek balų vėl gausiu šitie guminukai. Tai va, tai bus matyti, ar skanus ar ne. Mr. Pepper, amerikiečių, man atrodo, ar iš kur čia. Pagamint Coca-Cola yra 1885 metais, bet nesu tikras, bet manau, kad gali būti taip. Reikės pasigooglyti arba GPT paklausti. Tai šioks va tokį irgi paragausiu. Coca-Cola. Einam prie kito. Tokie guminukai. Nežinau, ar jūs ar valgyt ar nevalgyt šitus guminukus, bet tipo atrodo, kad taip lyg rūgštus. Bet nežinau, paragausiu, sužinosiu ir nuspręsiu, kiek balų aš duosiu. Toliau. Tokie guminukai. Matot. Pabandysiu irgi įvertinti. Nežinau, ar bus skanus ar ne, bet gal nereiks toliau ten sėdėti ilgas valandas. Toliau. Einam toliau prie kito produktų. Toks impulkavimas, įdomus iš tikrųjų. Irgi guminukai, lygtais ne kvadračiukai, čia kažkokie, nežinau, kažkokius penkiakampių. Tokius va. Paragausim, sužinosim. Toliau einam. Tokie nuostabus, skanūs, gražūs guminukai, kvadračiukai. Norėsiu šios paragauti, atrodo labai viliojančiai, labai skanūs. Ypač įdomu valgyti būtų prie kažkokio įdomaus skino. Bandysim, paragausim, sužinosim. Next. Toks irgi įdomus mėlynas. Išragausiu, pamatysiu, paragausiu. Taip atrodo, tokie guminukai. Na ir paskutinis, ką pirkau. Norėjau paragauti labai. Tadam. Labai aštrus čipsai, nežinau, ar aš juos įveiksiu, ar juos suvalgysiu, bet bandysiu paragauti. Toks pakelis. Įdomiai atrodo, ne? Ragausiu, tai ragausim šios nuostabius guminukus. Lyg juodi ar čia mėlyni, nežinau. Tad plėšim, ragaujam. Nu, kvapas kaip kažkokių uogų. Va taip atrodo, nesimato turbūt prieš kamerą. Labai atrodo kaip mėlyni tamsiai. Aš ištrauksiu ir parodysiu. Kaip jums tokie guminukai? Normalus? Nu gerai, paragausiu, pasakysiu. Ar skanus ar ne?
Jaučiasi rūgštelį. Nu, nežinau. Sakyčiau, kad aš jų tikrai nepirkčiau, nes jaučiu tiek daug viskiausių dažų. Bet įmanoma šiaip valgyti juos. Šiaip įmanoma valgyti juos ir, pavyzdžiui, kokiom kelionėm atsimetus. Tikrai visai nieko būtų. Bet labai daug dažų. Na, net rankos. Na, pirštai. Kiek dažų. Kas mūsų gaminukė? Nežinau. Iš 10 balų, sakyčiau, vertinu kokius 7. Nes nelabai patiko. 7 balai. Gerai. Toliau einam prie... Šį kamerą pakutėjau. Toliau einam prie dar vieno gaminukų. Tokių. Irgi mėlyni lygtais. Jo. Bus matyti kokį skonį. Paragausim, sužinosim. Nu, kvapas panašus kaip intų guminukų, bet... Wow! Pažiūrėkit, kaip gražus. Nice. Gerai atrodo, ne? Gražiai. Ir skaniai. Gerai, ragaukim. Pasakysiu, kiek vertinu. Truputį vėl irgi rūgština, bet šitie geresni. Šitie skanesni. Ir atrodo mažiau visiškai tų dažų. Nu, jaučiasi yra dažų. Tas poskonis. Bet sakyčiau, kad šitus tikrai vertinu, žinot kiek? 8,5. Šitie visai skanus. Šitus įmanoma valgyti. Negu šitus va. Šitų nepaturiu valgyti. Vertinu labai prastai. Taip. Šitis skanus tikrai. Gerai. Toliau einam. Dar prie vieno guminukų. Atrodo bus tokie švelnus ir kiekvienas guminukas turi kitą skonį. Tai aš paragausiu ir sužinosiu, kokį galėčiau įvertinimą duoti šitų guminukų. Gerai, priešinį paragausiu. Oi, visai kitas reikalas, iš tikrųjų. Visai kitoks kvapas. Visas. Atrodo, kad labai daug vaisių vienom vietom sumaišyta. Labai žiauriai skaniai kvepia. Gerai paragausim. Šitą. 10. Balų sistemai. 10 iš 10. Žiauriai skanus šitie guminukai. Žiauriai. Labai skanus. Paturiu nusipirkti. Wow. Dar žalio reikia paragauti. Žalias obuolys. Čia prašyta. Visų skoniai. 10 iš 10. Žiauriai skanus guminukai. Gerai, einam toliau. Nėra ko čia ragauti. Šiandien tos guminukus. Gal dabar paragaukim Oreo šokoladuko. Atrodo gražiai iš išvaizdos. Tas popieriukas viską. Tai vertinsiu, paragausim. Kai čia per skonis. Dom. Reišim. Dar. Taip atrodo. Kaip koks pyragėlis. Nežinau, ragausim, pažiūrėsim. Įvertinsim. Ar skanu ar ne.
Skanu. Garačia, toks skanus. Skonis yra toks ir poskonis, ir saldumas, ir toks biški riebesnis kažkoks, tas man atrodo baltas biški riebė duoda, bet iš tikrųjų tai labai skanus šokoladas. Tai va. Ai, dar neįvertinau. Garačia 9. Nes tikrai saldus, persaldus. Man, kai kam tikrai tinka iš jūsų ir saldžiau valgyti, bet man tai, man yra per saldu. Gerai. Ką toliau? Čia kiniškus ar kokie čia guminukai, nežinau. Paragausim, sužinosim. Įvertinsim, ar jie skanus, ar ne. Tokius va guminukus nusipirkau. Paragausim, sužinosim skonį. Priplėšim. Forma. O dieve. Iš karto atsidarius jaučiasi toks rūgšties kvapas. Atrodo citrinos rūgštis. Toks kvapas kaip citrinos rūgšties. Taip atrodo. Nežinau, ar jums patiks ar ne, bet jeigu nusipirksit, bet parašykit komentarą, ar ragaut šitus visus guminukus, kiek rodžiau. Na, ragaunam. Na. Labai rūgštus. Nežinau, kam patinka iš tie tokie rūgštus. Mano jau sužadėtiniai, tai jai patinka tokie rūgštus. Bet man tik labiausiai saldus guminukai patinka. Nežinau, parašykit komentarą, ar jūs šitos ragauti ar ne, bet mano balas yra 4, nes man labai nepatinka tokie labai rūgštus guminukai. Paskui pilvą pradės skaudėti. Tai va, 4. 4 iš 10. Ką toliau ragaukim? Nu ką, galim paragauti. Ir šiuos guminukus. Šitie guminukai atrodo visai žiauriai irgi skaniai išpakuotis, bet kai paragausiu, nuspręsiu, kiek balų duosiu. Ir nežinau, ar jie tag. What? Not understand. Ok. Plėšim ir ragaujam ir pažiūrėsim, koks įvertinimas bus. Ar jie skanus ar ne, bet sakau, jeigu jūs ragautų iš šitų kažkurius vienus guminukus, parašykit komentarą, kiek jūs vertinat šitą skonį. Ar 10 balų sistemai. Palaukit, čia kol sunka tiek. Jau žinau, dėl ko žalia pakuotė. Blambiškis, kaip sunku atplėšti. O, okei. Kvapas yra žalio obuolio. Iš vien žalios obuolės kvapas. Klausiu dabar iš tų guminukų. Ši dar rūgštesnė negu tie. Trys. Vertinu 3. Iš 10. Žiauriai rūgštų, atrodo, kad rūgšties nusidėjo burnom. Ir dar jaučiasi obuolys. Nu tai, nežinau. Šiaip iš išvaizdos visai tai tikrai atrodo visai neblogai, ne? Ta pakuotė žalia. Labai akį vilioja šitie saldainiai.
3, karočiui. Toliau. Paragaukime Coca-Colos. Nežinau, čia japoniška, kiniška ar kokia, nežinau kokia čia šalis, bet nepasidomėjau, aš kart video filmavau, nusipirkau ir iš karto video filmavau. Šiaip atrodo pakuotė tikrai, jinai graži. Šita gražesnė pakuotė negu šita pakuotė. Bet šiaip čia yra Coca-Cola ir man atrodo gali būti, kad rūgšti. Nesaldi, rūgšti. Tad plėšim ir pasižiūrom, kokio skonio, ar rūgštumas, ar saldumas. Paragaukime gumanukų. Aš šiandien tiek daug prispirkau gumanukų, kad turbūt valgysiu visą savaitę. Taip atrodo. Čia viskas panašiai kaip tas geltonas, bet čia tik spalva pasikeitus yra Coca-Cola. Kvapas tai toks nelabai malonus. Nu, paragaukim, sužinokim. Nu, jaučiasi, kad pagaminta iš kažkur kitur, nes toks poskonis yra kaip netikros Coca-Colos net. Atrodo kaip kokių prarūgus Coca-Cola. Šiaip į mano valiai saldu, nėra rūgštų, bet sakyčiau 7 į mano valgyti. Tai va, dabar aš bandysiu paragauti šiuo aštriu piecu. Atrodo taip viskas. Paragausiu, sužinosiu, ar jie tikrai skanus ar ne. Internetas rašo, kad labai aštrus yra šitie čipsai. Bus matyti. Atplėšiu, paragausiu ir pasakysiu. O dieve, o kiek mažai atrodo. Pakuotė tai yra didelė, žiūrėkit, ne? O čipsų tai va tiek va. Nu čia nėra... Nu jo, apgaulė tai gerulį. Pažiūrėkit, kiek čipsų. Karočiui atplėšiu pakelį ant dugno. Išpūstas pakelis. Bet jaučiasi aštrumas, jaučiasi. Gerai, ragaukim. Pirmas pusnis visai niekom buvo. Antras, ko toliau jau pareina. Aštrumas. Neįprastas čipsų skonis. Atrodo kaip kukurūza. Bet šiaip tai, jie nėra tokie aštrūs šitie čipsai, žinokit. Yra aštrumo, taip, jaučiasi aštrumas, taip. Bet čia jau įmanoma tikrai valgyti. Įmanoma valgyti. Iš 10 balų vertinu, ne 10, bet vertinu 8. Tikrai, jeigu ragau šitus čipsus, bet parašykit komentaram, ar jūs juos ragavot ir kiek vertinat šitą skonį. Šiaip tai įmanoma valgyti. Ir skanu. Tik taip atrodo, kad nelabai. Bet tai tikrai labai skanu. Taigi, mylėjai, mano žiūrovai, dabar galime paragauti Mr. Pepperio. Pažiūrėkit, jisai pagamintas yra
1885 metais. Pažiūrėsim, ar skanu šitas Mr. Peppers ar ne. Nežinau, ar gerai aš turiu, bet taip angliškai dėl Mr. Pepper ar kaip ten. Įdomus, atrodo. Atplišim, pažiūrėkim, kas čia gausis, kas čia, ar skanu ar ne. Čia vyšnių kvapas. Jaučiasi ir Coca-Cola. Nu, paragaukim, sužinokim, ar skanu ar ne. O aš kartu. Nu. Skonis yra švelnesnis negu pačios Coca-Colos. Bet jeigu iš vien, kad pirkčiau, tai tikrai nepirkčiau, nes nėra mano favoritinis skonis. Mano labiausiai man patinka Pepsis. Bet šiaip iš bėdos, jeigu labai karšta diena, įmanoma nusipirkti tokį gėrimuką, paragauti ir atsigaivinti prie saulę. Tai va, tai aš sakyčiau, kad vertinu 8 balais. Tikrai nuostabus ir skanus skonis, vyšnių ypač. Tai va, tai dar paragaukim. Nu, skanu, iš tikrųjų. Skanu. Pasubscribink, palaikink, pakomentuok ir pasidalink šito video. O aš atsisveikinu.